Rekord. Prašau. Jo, tai labas vakaras. Kažkaip nežinau, man vis nesutelpa galvoj, kaip čia tie metai taip greitai baigia prabėgti. 11 mėnesių, 11 augalų, 11 patirčių tokių gilesnių, ar ne, nežinau kaip jum, bet man tai tas toks augalų toks nagrinėjimas gilus, tai tikrai privertė visai kitaip pasižiūrėti daugelį dalykų ir iš tikrųjų šiandien tai pastaraisiais mėnesiais apskritai su tokioj būsenoj, kuria yra labiau apie tai, kad aš žinau, kad aš nieko nežinau. Kuo daugiau aiškinasi, kuo daugiau mokausi, atrodo, tuo nieko nežinau ir mažiau žinau ir jau informacijos perteklius ir jau norisi, atrodo, mažinti ir kažkaip tai, ką žinau, taikyti ir gyvenime išjausti, išbūti, ar ne, kažkaip tai patirti, o ne tik tai teoriškai, tai žiūrėsime, ką tai nuves, bet kažkaip tai dabar esu labai apie tą praktiką, tokį praktinį, tai šiandien irgi aviečių stiebų arbata kartu su mumis. Ir kodėl avietė? Todėl, kad vienas iš tų turbūt augalų, kurie yra, mano galva, dažnai galbūt nėra pamirštas augalas, ne? Tikrai visi žinom ir aviečių uogienę, ir džiovintas avietės, ar ne? Gal kiek mažiau žmonės ten aviečių lapus naudoja įvairiems dalykams, bet kaip augalas tai mėgiamas žmonių ir žinomas, bet kaip vaistinis augalas tai tikrai yra, sakyčiau, per mažai įvertintas. Galbūt šitos mūsų studijos paskatins plačiau pažvelgti, nes visas augalas yra vertingas, galbūt išskyrus šaknis. Ir kas yra įdomiausia, tai kad net ir žiemą, jeigu labai reikia, neturim ten lapų ar ten uogų, nieko neturim, o reikia avietės, tai galim išbėgti į mišką tų stiebų tokių, ar ne, prisismulkinti ir juos naudoti. Ir tarp kitko, tų stiebelių arbata tai ir labai skani. Tokia tikrai salstelė ir jeigu lapų, ar ne, skonis yra aitrumas, tokį turi aitrumą, kuris uždengia, bet vis tiek jaučiasi toks švelnus saldumas, šiek tiek rūgštumo ir kartumo netgi turi, žodžiu, tas spektras skonių toks ganėtinai platus, kas ir atspindi iš tikrųjų labai plačias veikimo galimybės avietės, apie ką biškį šiandien ir pasikalbėsim. Tai stiebai patys tai tikrai to aitrumo neturi tokio stipraus, turi daugiau tokį saldumą, šiek tiek rūgštumo. Bet kokiu atveju tai yra vėsinantis augalas ir džiovinantis augalas. Kadangi vėsinantis ir tas kartumo, to aitrumo energetika yra besileidžianti žemyn, ar ne, leidžianti žemyn, tai vienas iš tokių stipriausių ir plačiausiai galimų naudoti poveikių avietės, tai yra tas vadinamas amenagoginis arba kraujo ir skysčių išvedimas iš kūno, ar ne, tai yra į apačią, ne, išeina iš kūno. Tai avietė nedaug veikia šlapimo ar inkstus, bet jinai labai plačiai veikia ir labai plačiai taikoma yra ginekologijoje. Šimtmečiais buvo naudojama būtent moterų reprodukciniai sistemai. Mes tradiciškai labai žinome avietę ir mūsų močiutės. Dar daug kas, jeigu prisimenam, kad aviečių arbata tai būdavo pirmas dalykas nuo peršalimo. Visokie gripai, visokie virusai, karščiavimai, tai čia irgi yra avietės stichija.
čia avietė tikrai gali padėti. Visokie kvėpavimo takų problemos, taip pat avietės karalyje yra, kur jinai yra labai naudinga. Jinai ir kvėpavimo sistema, ir trečia tokia didelė sistema, kurią veikia avietė, tai yra virškinimo sistema, ir irgi visa virškinimo sistema avietės yra neaplenkiama, tiek skrandis, tiek žarnynas, ir ypatingai būtent visų šitų ir kvėpavimo sistemos, ir virškinimo sistemos, ir reprodukcinės moterų sistemos, visų sistemų gleivinės. Gleivinėms avietė turi labai stiprų poveikį, būtent dėl savo sutraukimo poveikio, nes tas aitrus skonis avietė ir duoda tą sutraukiamąjį. Sutraukiamas faktiškai, techniškai nėra skonis, tai yra pojūtis. Bet vadinam arba skonio, arba pojūčių, tai tą poveikį sutraukiamąjį turi labai platų ir labai stiprų ir labai reikalingam. Gerai, tai dabar, kaip jau sakiau, ir kadangi turi tą sutraukiamąjį poveikį, tai jinai turi ir labai stiprų tonizuojantį poveikį. Tonizuoja ne ką mes dažnai įsivaizduojam, kad tonizuoja mūsų organizmą, ar ne, kava mus pakelia, bet tonizuoja mūsų audinį. Tai yra, jeigu audinys yra išbliuręs toksai, ar ne, silpnas ir atsipalaidavęs, tai jisai neatlieka pilnai ir gerai savo funkcijos, pavyzdžiui, kaip žarnynas, ar ne, tada ir toksinai, ir viskas praeina pro senelės atsipalaidavę, gleivinės atsipalaidavę, ir ten reikia sutraukiamo poveikio augalų, kad jie būtent sustangrintų, ne, tuos audinius, kad pralaidumą sumažintų. Kodėl dabar tai svarbu? Nes tai yra būtent vakarų medicinoje, jeigu naudojam audinių būklių sistemą, tai yra tas drėgnų ir atsipalaidavusių audinių būsena ir sindromai tokie, tai gali, pavyzdžiui, organizmas, man šitas augalas labai, matyti, aš jį intuityviai iš tikrųjų pasirinkau ir surezonavo dėl to, kad ilgai negalėjau savo atsakyti į klausimą, mano organizmas iš esmės yra ypatingai žiemai. Aš atsiprašau, Sigita, nežinau, ar tik man, ar ir kitiems stringa. Jos stringa. Ir garsas, ir vaizdas. Oi, taip negerai, bet aš dabar galvoju, ką čia daryti. Vieną minutėlę. Tuoj bandysim, čia tikriausiai mano interneto ryšys. Paprašiau vaikų, kad atsijungtų, matyt, nebepaveža tokio kiekio. Tai gerai, tai tada kalbu toliau, bandysim, jeigu dar labai strigs, tai duokit žinoti, gerai, tada kažką bandysim galvoti, bet kokiu atveju įrašas turėtų būti be strigimo, nes man matosi gerai. Tai tada, jeigu ką, labai atsiprašau iš anksto, kad tada įrašą pasižiūrėsit ir pasitikslinksit, kas bus neaišku. Tai aš iš tikrųjų ilgą laiką negalėjau atsakyti savo į klausimą, kodėl tarsi organizmas ypač žiemą yra sausas, bet pavyzdžiui visą laiką yra toksai, ne visą laiką, bet jeigu yra temperatūriniai skirtumai, ne, laukia šalta, o viduje šilta, arba atvirkščiai, vidus pradeda šalti, o išorėje šilta, ar ne, pradeda visą laiką lašėti nosį. Slogos nėra, tarsi nieko nėra, bet tas nuolat lašėjimas iš nosies yra toks varginantis ir nepatogus dalykas. Ir avietė man iš tikrųjų atsakė į šitą klausimą, būtent per audinių būsenas, kai audiniai kvėpavimo sistemoje, šiuo konkrečiu atveju, ką miniu, ar ne, yra pernelyg atsipalaidavę, tai tas liečia ir kitus, ir žarnyno, ar ne, ir virškinimo sistemos, ir gali būti ir gimdos, ir kiti audiniai, kai jie atsipalaiduoja,
jie praleidžia, nesulaiko skysčių, jie tiesiog negeba išlaikyti ir suvaldyti ar ne skysčių tekėjimą. Ir tada prasideda ir žarnyno tas pralaidumo ar ne problemos ir kvėpavimo takų visokiausi, o kai čia kaupiasi gleivės ar ne, ir jeigu mityba dar labai gleivinga, tai tada prasideda toksai, žinot, kada atkreipsit galbūt dėmesį, kai žmogus visą laiką kalba ir nori atsikosyti, ne? Tai čia irgi yra susijęs su tuo, kad tas skysčių apytaka, jinai yra jau gleivinės, yra kažkur tai per daug atsipalaidavę ir yra tonuso trūksta. Tai avietė yra tas augalas, kuris gali padėti būtent šitose situacijose, kai yra būtent audinių ar ne drėgmė ir atsipalaidavimas, bet bendra konstitucija, jeigu yra sausa, tai tada reikia balansuoti, nes jinai yra džiovinanti. Čia yra toks, kaip visada reikia žiūrėti, bet iš tikrųjų avietė man atsakė į nemažai klausimų, galbūt ir jums padės. Tai kas liečia lapus, o uogos apskritai turi labai daug ir vitaminų, ir mineralų, lapai taip pat. Ir uogos veikia ir inkstus, ir kepenis. Tai ir uogos taip pat yra ir kraujo tonikas, kraują atstatantis, ir maitinamasis, ir kaip maitinamasis augalas ir priemonė, ar ne, ir vaisius. Tai, žodžiu, į viską detaliau žiūrim. Taip, avietė, kaip jau minėjau, turi daug mineralų, vitaminų, kitų iš tikrųjų maistinių medžiagų, turi ir daug fenolių, turi ir taninų, būtent kaip taninai, tai yra atsakingi už tą sutraukiamą poveikį ir už tą sutraukiamą skonį. Ir būtent kai yra audinių būklė, kuri yra drėgna, bet atsipalaidavusi, per tuos audinius nesusilaiko medžiagos ir dažnai būna organizmai išsekę. Sausi ir išsekę, bet ne dėl to, kad jie yra perdžiūvę, o dėl to, kad audiniai nesulaiko drėgmės. Tiesiog drėgmė nesusilaiko organizme, nes trūksta to audinių tonuso, trūksta to sutraukiamojo poveikio. Kadangi avietės turi daug flavonoidų, tai flavonoidai yra atsakingi už priešuždegiminį poveikį, todėl yra labai naudojama karščiavimui, virusams, tokiam gripo situacijose. Tas uždegiminis poveikis pasireiškia ir virškinimo sistemoje, ir gimdoj, ar ne, visoje reprodukcinės moterų sistemoje ir visur. Avietė taip pat tonizuoja ir stiprina kraujo sistemą ir kraujagyslės, būtent per irgi sutraukiamąjį tą tonizuojantį poveikį stiprina kraujagyslių sieneles. tą daro ir uogos, bet kartu ir lapai, žodžiu, toks labai puikus produktas ir priemonė yra tiem žmonėm, kurie yra nusilpę, tokie išsekę ar ne, kuriems trūksta tų maistinių medžiagų ir pasireiškia kažkokie atrofijos jau tokios, būtent dėl tokių pralaidžių ar ne audinių. Kaip maitinamąjį toniką galima naudoti kartu su liucerna, pavyzdžiui, su avižų šiaudais, asiūklių ar ne, tai toks atstatantis tonikas. Užrašuose apie avietę rasite tenai tikrai daug formulių, šį kartą neįprastai, nes tikrai labai prieinamas augalas ir naudojamas, tai pridėjau ten visokių mišinių. Vieni sudėtingesni, kiti paprastesni, tai galima bus atsirinkti. Taip, turi avietė dėl sutraukiamo dar to poveikio, tą vadinamą homeostatinį poveikį, tai yra stabdo kraujavimą. Dėl būtent šios savybės labai yra naudojama buvo daug metų
to naudojimo po gimdymo, stabdyti kraujavimą kartu su trikerte žvaginė, rasakila, avietė. Apskritai avietė, kas liečia moterų reprodukcinę sistemą, tai yra ir prieš nėštumą, ir nėštumo metu, ir net gimdymo metu, ir po gimdymo. Žodžiu, tas augalas, kurį galima naudoti ir rekomenduodavo, ir visą laiką naudodavo moteris nuolatos. Dėl ko paskui detaliau pakalbėsim, kai jau kalbėsiu apie... Sigita, galiu paklausti, o mes kalbame apie avietę, čia tą miško avietę, ar čia soduose, kur auginam tą kultūrinę? Nuostabus klausimas. Aišku, ir soduose, ir kultūrinė turės kažką panašaus, ar ne, bet visada laukinis augalas bus stipresnis. Jeigu vaistam ir norim, jau tokio medicininio, ar ne, kažkokios tai pagalbos, ar pavyzdžiui, vitaminų, mineralų, visada laukinis augalas miško avietė turės daugiau. Ir geriausia yra rinkti laukinius augalus. Ten uogieniai, kam tai visi šitie auginami irgi yra labai gerai. Bet jau lapus, stiebelius jau geriau miško avietė. Labai geras klausimas. Ačiū. Ir nepaminėjau. Tai va, tai kas liečia tą kraujavimą stabdantį poveikį, tai avietė būtent ne tik tai, labiau turbūt žaizdom nenaudosim avietės yra kraujuojančiom, bet yra geresnių augalų, kaip pavyzdžiui kraujažolė, kuris stabdo kraujavimą daug greičiau ir efektyviau. Bet jinai viduje stiprina kraujagyslės ir už tai yra taikoma ir kai yra hemorojus, ir kai yra menoragijos įvairiausios, pernelyg gausios menstruacijos, kažkokie tai vidiniai kraujavimai, tai va čia avietė tikrai yra pagalba didelė. Tai dabar tos amenagoginės vadinamos žolelės, tai tos, kurios kraują iš gimdos, ar ne, kai yra, pavyzdžiui, kažkokie sąstingiai, užsistovėjimai, jos išjudina ir išvalo. Tai tų ne tik tai iš gimdos, bet apskritai kraujotaka, kai yra venų varikozė kažkokia, ne, tai va tos kraujotaka skatinančios ir kraują valančios žolės, tą poveikį turinčios vadinamos anagoginėmis. Bet avietė, tai va būtent irgi yra labai stipri gimdos sistemai, reprodukciniai moters sistemai, bet ir kartu gali papildomą tokį pliusinį šalutinį poveikį turėti ir kraujagyslių ir širdies. Ten per savo šitą kraują, kraujotaką skatinantį ir tonizuojantį kraujagyslės, netgi sakyčiau, jinai taip tonizuoja kraujagysles, sustiprina sieneles, ar ne, ir jas tarsi truputėlį praplečia, kad tas kraujas lengvai galėtų tekėti taip, kaip reikia. To dėka, jeigu yra, pavyzdžiui, labai skausmingos ir labai gausios menstruacijos, tai avietė irgi yra tas augalas, kuris gali labai padėti. Taip, tai kaip jau minėjau, labai turi didelę sąsają su gleivinėmis. Avietė gleivinės tai kokios, ne? Tai yra ir kvėpavimo takų gleivinės, skrandžio gleivinė, žarnyno ar ne gleivinė. Nemaža dalis organų mūsų turi savo gleivinės. Tai va tos visos gleivinės atlieka labai svarbią funkciją ir jeigu jos yra, pavyzdžiui, per daug atsipalaidavę ar išdžiūvę ar kažkaip kitaip nefunkcionuoja, tai mes tada galim turėti problemų, jau yra disbalansas. Ar ne? Tai vat avietė, jinai per savo vėsinimą ir prieš uždegiminį poveikį reguliuoja, balansuoja gleivinę. Ypatingai virškinimo sistemai, taip pat gerklės ar ne gleivinės, jeigu skauda ima perštėti gerklę, tai aviečių arbata, aviečių lapų arbata ypatingai yra, arba net ir tas pat uogienė ir sirupas gali būti pirma pagalba. Perštant gerklę ir kažkokiem tai kostiumam prasidėjus. Taip. Dabar bendrai paėmus. Mes žinom, kad avietė skatina prakaitavimą. Tai vat,
arba liepžidžiai jau, kai sergama, arba aviečių arbata. Slopina uždegimą, mažina karščiavimą, aišku, per prakaitavimą, tai matiškai karščiavimas mažėja, ar ne, naikina bakterijas, malšina skausmą, mažina cukraus kiekį kraujyje, gerina virškinimą ir maisto medžiagų pasisavinimą. Stabdo kraujavimą, sutraukia, slopina viduriavimą, stiprina organizmą ir žadina apetitą ir tonikuoja. Ir dabar detaliau apie virškinimą. Kokius dalykus, kokiems simptomams esant avietė yra naudinga. Tai kadangi tai liečia tiek gleivinės, tiek ir patį tonusą, ar ne, gleivinių, tai labai yra susijusi ir gali būti naudinga, kai yra skrandžio refliuksas avietė, būtent dėl audinių ir gleivinių tonizavimo. Aišku, kai yra viduriavimas, tai irgi turim palaidus audinius ir gleivinės, tai irgi stabdo viduriavimą. Tai yra žarnyno nesandarumo sindromas, kai visi toksinai viskas eina pirmyn atgal, nes audiniai yra per daug atsipalaidavę, tokie sienelės pralaidžios per daug. Kai yra jau chroniškai laisvas tuštinimas, ar ne, kai yra prastas medžiagų įsisavinimas, atrodo valgom ir daug ir gerai, bet vis tiek neįsisavinam organizmas, tai vėlgi yra susijęs su ta pačia audinių būklė, kur yra per daug pralaidė. Kai yra hemorojus ir netgi kai yra išvaržos, būtent dėl sutraukimo poveikio avietė gali būti naudinga. Avietė yra dėkinga tuo, kad yra pakankamai iš tikrųjų švelnus augalas, stiprus, bet švelnus ir gali būti naudojamas netgi vaikams ir vaikų viduriavimui gydyti ir kvėpavimo takų sistemoms vaikams gydyti ir panašiai. Aišku, ir virškinimo trakte avietė apie šitų visų sutraukiamo poveikio dalykų dar labai ir uždegimą mažina, užtikrina virškinamo trakto membranos gijimą tiek skrandyje, tiek žarnyne. Ir jeigu yra kažkokie tai žarnyno ar skrandžio kraujavimai, tai taip pat stabdo ir juos ir gydo visą sistemą bendrai. Avietė sutraukia kraujagyslės, sutraukia paburkusią ir užsikimšusią gleivinę, stabdo kraujavimą iš skrandžio ir žarnyno, nes pasižymi būtent tuo hemostaziniu arba kraujavimą stabdančiu poveikiu. Taip, tai už tai, kai skrandžio opos yra, avietė irgi yra naudinga. Kai yra, pavyzdžiui, kažkoks tai deginimas skrandyje, dėl rūgšties, rūgštingumo, kai yra karštis dirginimas, tai vėsinanti avietė irgi yra labai naudinga. Ir netgi su tuo susijęs skausmas taip pat avietė gali padėti. Jau minėjau nesandarų žarnyną ne kartą, tai žodžiu, šitą problemą irgi sprendžia. Ir išvaržos, ar ne, žinom, kad gali būti vidinės išvaržos, kai būtent irgi dėl tos pačios audinių atsipalaidavimo būklės, kai kažkoks tai vidaus organas išsikiša pro raumenų sienelę, dažniausiai pilvo kažkur tai srityje ar ne pro audinių sienelę. Ir gali reikėti operacijos, bet galima ir tiesiog pilvo masažo visceralinėm manipuliacijom atstatyti tuos audinius į savo vietą, bet paskui reikalingas tonizuojantis kažkoks tai poveikis, kažkoks tai augalas, kuris sutvirtintų, ar ne, tuos audinius, kad daugiau tas audinys neliptų ten, kur jam nereikia. Yra tokių duomenų, 19 amžiaus medicinos botanikas Džordžas Flekas rašo, kad avietę netgi galima gydyti ir vidurių užkietėjimą, kas būtų kaip ir paradoksas, kadangi jinai tarsi viduriavimą stabdo, o čia dabar užkietėjimas. Bet jisai naudoja tam tikrą formulę ir tam tikrai formuliai avietės iš tikrųjų gali turėti ir tokį poveikį. Tai aviečių lapai, tuopų žievė ir linų sėmenys. Tai tokia formulė ir
stiprų nuovirą, pasidarius kas valandą po stiklinę. Tai aišku, mes turim drėkinantį ir tokį sutepantį augalą kaip linų sėmenis. Ir tuopų žievė irgi yra tokia drėkinanti. Tai vat, aišku, avietė čia atlieka tą stimuliuojantį, tonizuojantį vaidmenį, kad tikrai galėtų būti toks veiksmingas, bet tikriausiai nebus pirmas pasirinkimas, jeigu yra užkrečiamas. Yra tikrai paprastai priemonių, kurios greitai sudrėkina žarnyną ir sutvarko šitą reikalą. Hemorojui gydyti taip pat, jos gali būti derinamos su kraujažole labai gerai ir kraujavimą gali stabdyti ir netgi nuskausminti, galima darytis vonias sėdimasias, galima dar derinti su liepa ir raudonosios guobos užpilu, žodžiu, kad vėsintų, ramintų audinius ir hemorojus tvarkytų. Na, dabar apie gimdą ir menstruacijas. Tai būtent apie tą amenagoginį poveikį. Tai jisai yra tiek ir į gimdą, tiek ir į, kaip ir minėjau, ir į širdies kraujagyslių sistemą. Nes kraują ir energiją sieja bendras ryšys. Kadangi kraujui judėti reikia energijos, o energijai reikia kraujo, kad jis galėtų pasimaitinti. Ir kai atsiranda kraujo sąstingis, atsiranda ir energijos sąstingis. Ir atvirkščiai. Ir abudu scenarijai gali sukelti nemalonių simptomų ir netgi skausmą. Kraujo sąstingiui paprastai būdingas fiksuotas ir aštrus skausmas, kas turėjo kokią kojų varikozę ar kažkokią tai kraujo sąstingį venose, kažkur tai kojose, tai žino, koks tai yra skausmas, tai tikrai aštrus ir tikrai nemalonus ir sunkiai pakeliamas skausmas. O energijos sąstingis dažnai būna toksai bukas ir toksai, sporadiškas toksai, bet bukas. Kraujo sąstingis dažnai yra pagrindinė menstruacijų priežastis, amenorėjos ir dismenorėjos atveju. Avietė tonizuoja kraujagyslės, skatina sveiką kraujotaką ir šalina tą kraujo sąstingį. Visais šitais atvejais avietė puikus augalas. Taip. Avietė tonizuojantis amenagogas, jinai ne tiek kaip kiti amenagogai tiesiogiai skatina tą kraujo pasišalinimą, kiek jinai tonizuoja audinius, stiprina audinius, kraujotakos sistemos sieneles visas tam, kad tas kraujo sustingimas nesusidarytų, kad jis laisvai tekėtų. Ir tas tonizuojamasis poveikis yra gana unikalus ir nėra labai daug augalų, kurie turi tokį poveikį. Yra slyvalapis dar putinas, mūsų paprastojo putino giminaitis, kuris turi tokį poveikį. Ir per tonizavimą gimdos audinių, per kraujagyslių tonizavimą, būtent padeda spręsti daugelį menstruacijų problemų. Ir kai yra per gausios, ir kai yra sutrikę, ir kai yra per skausmingos, ir kai nutrūksta iš viso, žodžiu, reguliuoja įvairiausius menstruacijoms balansus avietė. Ir sakyčiau, kad man tai buvo mažai žinomas jos poveikis, bet yra tikrai labai platus ir labai stiprus ir labai naudingas. Taip, kiti simptomai yra, pavyzdžiui, kada avietė naudinga, tai vandeningas kraujas mėnesiniu metu, pernelyg gausios išskyros, pasyvus venų užsikimšimas, iškritusi gimda ir kiti organai, bendras silpnumas, mieguistumas, blyški drėgna oda ir gausus skaidrų šlapinimas. Čia tokie simptomai, kur jau galima įtarti, kad yra tonuso trūkumas ir reikalinga avietė. Taip, endometriozė, turbūt žinot, jeigu nežinot, tai yra, kai endometris tai yra gimdos vidinis
gleivinės sluoksnis, audinys, kuris kiekvieną mėnesį pasišalina menstruacijų metu, bet dėl gerai niekam nežinomų priežasčių jisai gali pradėti sėtis ant kitų organų, išėjęs iš gimdos ar pačioj gimdoj, ar netgi už gimdos ribų, ir taip sukelti nemažai problemų, netgi nevaisingumą, gali būti šlapimo pūslė, žarnyne, kraštutiniais atvejais net krūtinėje, plaučiuose ir stubure, žodžiu, visur gali jisai išsisėti ir pradėti augti, kraujuoti, formuotis randai, sąaugos ir uždegimai prasidėti, žodžiu, didelė problema. Tai va čia kilmė yra iš tos endometriozės nelabai žinoma ir teorijų yra daug. Viena iš tų teorijų yra, kad tas endometriumo audinys grįžta į kiaušintakius ir patenka į kiaušidės, dubenį ir pilvą. Kita versija yra, kad jis pernešamas per kraują ir limfinį skystį. Nu, žodžiu, yra įvairių tų teorijų, bet kokiu atveju avietė čia tikrai gali padėti. Būtent dėl skausmą mažinčių, dėl priešuždegimą mažinčių, dėl kraujavimą stabdančių tų savybių avietė čia irgi labai naudinga. Dar avietė yra mums kaip moterims labai reikalingas augalas, kai yra leukorėja arba makšties tokiausios problemos, sukeltos grybelių įvairių, kai yra baltos, geltonos, žalios spalvos išskiros, žodžiu, irgi galima vartoti ją vieną, galima daryti poneles, galima kartu su sukatžole labai gerai veikia sukatžolė, avietės, kadagio uogos ir kažkotojų mėta ir vaginaliniai garinimai arba kažkokios tai vonelės, nes būtent šitų problemų priežastys dažniausiai yra mielės, bakterijos, kurios užkrečia kaklelį ir tada prasideda problemos. Tai, žodžiu, avietę irgi reikia nepamiršti. Aišku, yra ir kitų augalų, kurie čia yra naudingi, bet avietė irgi labai reikalinga. Tai kaip jau minėjau, nėštumo, gimdymo ir laikotarpis po gimdymo, tai senovėje senesniais būdavo avietė vienas iš tokių pagrindinių augalų. Saugi ir nėštumo metu ir kodėl vartodavo nėštumo metu, tam, kad tonizuoti gimdos raumenis, tam, kad gimda būtų pasiruošusi ir tonusas būtų geras, kad nebūtų nei per laisva, kad placenta lengvai išeitų, o po gimdymo naudodavo avietę kraujavimui stabdyti, kartu su trikerta žvaginė, kartu su rasakila, bet, žodžiu, visų šituo laikotarpiu moters labai atsakingų avietę lydėjo visada. Tai vat nepamirškim, turim kas jaunesnių aplink save, kurios dar ruošiasi, tai vat jinai yra saugi viso nėštumo metu gerti. Aišku, visada reikia įsitikinti, kad prižiūri gydytojas, kad veikia gerai, kad tinka, visada reikia atsargumo, ar ne, bet nereikėtų pamiršti šito augalo. Dabar apie viršutinius kvėpavimo takus. Tai vat simptomai, ne, kai būna atsipalaidavę audiniai pernelyg, tai simptomai yra, kai būna sloga arba lašėjimas iš nosies, kažkokie alerginiai tokie, sargliavimais, ašaros, akys, gerklės skausmas, alerginės reakcijos. Žodžiu, visi skaidrūs vandeningi skysčiai, kurie išsiskiria, nes kai yra jau neskaidrus, tai jau yra bakterinės kažkokios virusinės infekcijos, o kai yra skaidru, tai vadinasi yra tiesiog audinių pralaidumas, kurį reikia tvarkyti tonizuojant audinius ir juos tiesiog sutraukiant, ir kad jie grįžtų į savo balansinę būseną ir nebetekėtų ten, kur nereikia. Ir kadangi jeigu yra, pavyzdžiui, sinusuose, atsipalaidavę audiniai, tie skysčiai patenka į gerklę, tada jie pradeda čia dirginti, tada tas prasideda tokios nuolatinis norėjimas išsivalyti tą gerklę. Tai va čia tokie irgi paskui jau gali eiti ir plaučius, prasideda kosuliai, žodžiu, viskas tik tai sunkėja ir blogėja
jau geriau to nelaukti, iš karto imti avietę ir gerti. Dabar vienoj Ruolės knygoj fitoterapeuto Juozas ar Kazimieras dabar pamenu, bet žodžiu jo knygoj vėžio profilaktikai, kaip 7 galimybės, man atrodo, vadinasi, kaip išvengti, kad vėžys nepasikartotų, jis taip pat mini avietę. Man tai buvo irgi nauja ir nors kita vertus yra labai logiška dėl būtent savo maitinamosios sudėties ar ne, visų mineralų, vitaminų, ką jinai turi. Kita vertus, turbūt mes pakankamai esame įpratę galvoti, kad jau rimtom ligom gydyti tai reikia kažkokių tai brangių, ypatingų ir sunkiai pasiekiamų priemonių. Kita vertus, matome, gamta juk mums viską suteikia. Mes turim visas priemonės po kojom, po rankom, tik tai reikia domėtis ir ieškoti ir tikrai rasim, kas gali padėti. Tai atradau, kad Juozas dėl to yra Ruolė. Jis rašo, jog vartojant avietes geriau įsisavinami yra baltymai, riebalai, iš organizmo šalinamos sunkiųjų metalų druskos ir radionukleidai, ypatingai po švitinimo. Visų procedūrų, jeigu žmogus yra praėjęs, tai avietė ir labai gera priemonė. Na ir aviečių sirupas pagerina daugelio vaistų skonį. Lapai yra vartojami gydant reumatą, sąnarių uždegimą, podagrą, karštinę, skydliaukės hiperfunkciją, stiprina kapiliarų sieneles ir skatina gydyti žaizdas. Tai čia taip irgi Ruolė pastebi, kas yra labai smagu. Šį kartą pavarčiau ir tas lietuviškas knygas, nes tai tas augalas, kuris mūsuose tikrai paplitęs ir žinomas, tai ir Vasiliausko knygose yra, ir Dalios Reigienės knygose yra apie avietę. Šiek tiek įtraukiau ir į monografiją, tai rasite ir ten tą medžiagą. Tarp kitko, apie stiebų naudojimą tai neradau niekur, išskyrus Dalios Reigienės ir mokymuose, ir knygoje, bet daugiau stiebai nėra minimi labai plačiai literatūroje. Labiausiai yra kalbama apie lapus ir apie uogas. Dabar ką iš tikrųjų keista dėl stiebų, nes aš tai nuo vaikystės pas mus visą laiką būdavo nuo kosulio, ir nuo temperatūros. Tai va tuos stiebus pavirt, kad būtų raudona ta arbata ir geri. Ir tada guli po kaldra ir prakaituoji. Čia yra stiebai užpilti, bet, žodžiu, nesimato per mažai. Tokia jo rausva arbata. Tai jo, bet nuo pat gilios vaikystės. Jo, tradicija yra išlikusi. Žinoma, bet literatūroje nėra, matyt, nėra labai išnagrinėta, mokslo nėra. Aš sakau, mes matom, nuėję dabar kaip civilizacija, kaip sociumas sudėtingumo keliu, tai vertinam tai, kas yra sudėtinga, bet nevertinam nieko tas, kas yra paprasta ir prieinama. Tai nestebina. Tai va, tai vienareikšmiškai stiebai yra labai gerai. Ir žiemą, tai yra tas augalas, kaip aš sakau, kurio nereikia pergyventi, kad neprisirinkai vasarą, nes vis tiek žiemą jo rasti. Tai va, tai avietė iš tikrųjų yra toks labai labai geras pagalbininkas. Tai dabar ekstraktai, ar ne, ką galim pasidaryti. Tai tinktūra, mažiausiai turbūt tokia paplitusi, bet galima daryti labai silpną, 35 laipsnių alkoholio, arba 40, žodžiu, nereikia stiprios. Ir 10-60 lašų 4 kartus per dieną. 1:4, jeigu aviečių lapus tinktūruoti. Bet galima ir mažesnį lašų kiekį iš tikrųjų pradėti visą laiką. Geriausia pradėti nuo mažesnio, nes kiekvieno žmogaus organizmas yra skirtingo jautrumo ir vieniem užtenka 3 lašų, o kitiem reikia 30. Tai jeigu jau naudojam stipresnius ekstraktus, tai visą laiką rekomenduoju, kad pradėti reikia nuo
mažesnės koncentracijos ir tada žiūrėti, kaip reaguoja organizmas. O jeigu užtenka tų 3 lašų, tai kam ten gerti tuos 3? Taip, užpilas ir nuoviras. Aviečių lapams dažnai naudojamas ir šaltas užpilas, ypatingai jeigu mes jį naudojam su, pavyzdžiui, silarože, kurią, jeigu formuliai norim naudoti silarože tam, kad išbalansuoti drėgmę, tai puikiausiai tinka ir šaltas užpilas, nes silarožės karštų vandenį nepilam ir naudojam šaltą užpilą. Bet galima naudoti ir nuovirą, ypatingai stiebam, tai tikrai nuovirą. Vasiliauskas rekomenduoja, jo formulėse yra būtent parašyta, kad laikyti į termos. Nu, tai praktiškai tas pats, kas nuoviras, 15-20 minučių palaikom ir tada jau galim nukošti ir gerti. Sakiau, kad šaknis nevartojama, bet nuovirus galima ir rekomenduojama daryti ne iš šaknies, o iš šaknies žievės. Tai žodžiu, vis dėlto visas augalas gali praktiškai būti naudojamas, tik taip nežinau, ar yra būtinybė, kai ir stiebai, ir lapai, ir uogos yra tai. Bet kad tokia galimybė įmanoma, tai tikrai ir būtent šaknų ta žievė ir būdavo naudojama viduriavimui. Gydyti, nes jinai turi didesnį kiekį taninų ir sutraukiančių medžiagų. Na ir aišku, mūsuose labai gerai žinoma uogienė arba sirupas, ar ne? Tai geriausiai, aš žinokit, kai pradėjau ruošti medžiagą apie avietę, čia vieną naktį prastai miegojau, tai kažkur paryčiais galvoju, taip kažko noriu, atsinešiau mažą stiklainiuką aviečių uogienės ir visą jį sulapnojau, tokia palaima buvo. Ir galvoju, tikrai kitą kartą trūksta, kažko norisi, tai kažkaip ta avietė yra labai mylima. Dabar turėjau šią vasarą tokią patirtį, buvo viena moteris važiavusi pas mane į mokymus, jinai pati yra ūkininkė, augina avietes ir daro pagal savo močiutės receptą aviečių uogienės pardavinėja. Ir kadangi pardavinėja, jinai daro tyrimus uogienių ir kai į laboratoriją nusiuntė savo uogienės, paskambino jai po to tyrimo, žodžiu, ten direktorius tos laboratorijos ir baisiausiai pradėjo bartis ant jos, sakė, kodėl jūs dedat pridėtinį vitaminą C, nes uogienėse negali būti vitamino C. Sako, palaukit, aš kaip sau darau, sako, ir nieko nededu jokio vitamino C. Natūraliai, žodžiu, avietėse kiek yra, tą uogienę, kai daro, tai ten lieka. Yra tas paleistas mitas, ar ne, kad kai verdam, dingsta ten tie visi vitaminai. Matyt, tai yra naudinga papildų visai pramoniai ir vitaminų. Tai, žodžiu, jinai, kad užsitikrinti, nusiuntė tą savo uogienę į kitą dar laboratoriją. Ta kita laboratorija taip pat patvirtino didžiulį kiekį vitamino C ir kitų medžiagų. Tai tikrai pirkim uogienės, jas valgykim, šaldykim ir valgykim. Nebijokim jokių virimų ir nieko. Ką dar galim pasidaryti su avietėm, tai actą iš šviežių lapų geriausia, 2 prie 1, 2 dalys acto, 1 žolės. Jeigu naudojam džiovintus lapus, užtenka įdėti mažiau šiek tiek acto, kelis valgomuosius šaukštus ir tiesiog, kad drėktų. Kad apsemtų valgomų šaukštų turbūt neužteks, bet, žodžiu, reikia, kad sudrėktų, kad actas ekstrahuotų, ar ne, iš lapo. Bet tie lapai, jeigu mes juos sumalsim, tai ten tikrai sutrupės, jie nėra stambus. Taip, užpilam obuolių actu, laikom 2 savaitės, maceruojam ir tada nukošiam ir galim mėgautis po šaukštą, gerti ir gausim tikrai puikų papildą ir mineralinį, ir vitamininį, ir skanų, ir salotas, ir kur patiekalus, ir kur tik reikia. Taip pat galim pasidaryti oksimelį. Oksimelis tai yra acto ir medaus mišinys. Tai galim paimti
tą patį aviečių actą ir dar sumaišyti su medum. Medus pridės truputėlį drėkinančių savybių aviečių actui, kuris bus toks jau džiovinantis. Ir medus čia bus į balansas, kartu labai skanu. Galima naudoti padažams, galima šiaip po šaukštą valgyti. Žodžiu, skanu ir labai naudinga. Na ir rasit iš tikrųjų daug formulių, įvairiausių sudėtingesnių, bet tas sudėtingesnės formulės jūs žiūrėkit irgi paprasčiau. Jeigu kažkokių augalų ten tikrai nežinot ir neturit ir net neįsivaizduoti, ir nedėkit, pasinaudokit tai, ką turit, arba kažkokią tai alternatyvą, ar ne? Gimdos čia, įvairiausių rastų. Labai avietė gražiai draugauja su dilgėle, kas liečia kraujo sistemos atstatinimą, arba, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks nusikraujavimas, menstruacijų didelis, ar ne, tai čia vėlgi avietė ir dilgėlė tai yra numeris 1, kas gali atstatyti, ar ne, visą kraujo sistemą, mineralai, vitaminai, hemoglobinas, kai yra progesterono trūkumas, irgi formulė. Pakankamai prieinamas yra kasdienis maitinamasis tonikas, kai yra kažkoks išsekimas organizmo, kai trūksta daug medžiagų, ar ne. Tai avižų šiaudai, kaip keistai beskambėtų, bet tikrai naudojami avižų šiaudai ir arbatai, ir tinktūrom netgi turi daug naudingų savybių. Dilgėlių lapai, avietės, asiūklis, liucerna, pipirmėtė ir svilarožė. Toks tonikas ir galim puikiausiai naudoti. Kraujo stiprinimui raugtalapių rūgštynė, kurią taip pat turim gausiai pievose, dilgėlių, liucernos, aviečių ir kiaulpienių lapų sumaišom ir turim mišinį kraujui pasistiprinti. Pralaidaus žarnyno sindromui, tai medetkos, gyslotis kraujažolė ir avietės. Irgi puikiai paprasta formulė, bet labai puikiai sustiprinanti žarnyno sieneles ir atstatanti tuštumą. Čia visokių kitokių, gerklės skausmui, jeigu yra jau labai kažkoks tai stiprus, biški šalavijo, biški svilarožės, aviečių ar ne, kraujažolė, ir išbalansavimui saldymedžio truputėlį. Ir geriam arbatą, galim skalauti. Galim gargaliuoti ir paskui nuryti, ar ne, tai yra skata. Galima dar praturtinti ir įdėti lipiką šitą vietą, kad limfa truputėlį pravalytų. Jeigu yra kažkur čia pasikimšę, ar ne, limfos takai. Ir taip toliau. Žodžiu, čia tų visokių formulių yra, įdėjau ir Vasiliausko porą formulių. Pakankamai jos tokios paprastos, tai pakankamai gerai energetiškai išbalansuotos, galbūt viena ten tokia biškį sausesnė, bet jeigu sausesniam organizmui, tai dar kokios saldymedžio ar svilarožės įdėti galima. Dabar energetinė architektūra, valdančioji planeta avietės yra Venera. Yra šaltinių, kurie sieja avietę su Mėnuliu, dėl jo sąsajų su visais vandenim, kūno vandeniu, dėl sidabrinės lapų apačios, sidabriškai blizgančios. Bet jinai turi labai aiškią sąsają su moterų reprodukcinė sistema. Ir būtent šita stipri sąsaja su reprodukcinė sistema ir yra pirmoji užuomina į Venerą. Nors gali būti, kad ir Mėnulis, ir Venera, ar ne, susiję skirtingomis organų sistemomis ir aspektais. Tačiau pagrindinė Mėnulio augalų savybė iš tikrųjų yra ta, kad jie persmelkia drėgmę ir skysčius ir būtent šitos savybės avietė ir neturi, tiesiogiai to neturi. Dėl to labiau jinai yra siejama su Venera. Medicininėje astrologijoje Veneros perteklius sukelia per didelį audinių atsipalaidavimą ir skysčių nutekėjimą. Tai būtent
Ir dėl to avietė yra kaip Veneros perteklių balansuojantis augalas. Valdantis elementas yra vanduo. Na, čia abejonių didelių nėra, nes tikrai valdo, kalbėjom labai daug apie skysčius. Ir dėl gleivinių, ir dėl būtent, kai tie skysčiai nebesuvaldomi, ar ne, dėl audinių atsipalaidavimo. Taip, ir būtent sutraukiamojo poveikiu, tai vat avietė yra tą vandenį labiau tokia antipatiška vandeniui, tokia žemės vaidmenį tieka. Žemė, jinai apriboja vandenį, struktūruoja ir sulaiko vandenį. Taip ir avietė mūsų organizme kaip žemė struktūruoja ir sulaiko tą vandenį ten, kur jis turi būti. Alcheminis principas yra druska, tai vat būtent irgi žemės principas, ar ne, ir čia vat labai susisieja, pasireiškia per tonizuojant ir sutraukiant šio augalo poveikį. Ir ir druska tai yra kaip ir pamaitinimas, ta maitinamoji avietės savybė, maitinamasis aspektas irgi siejasi su ta druska žemės maitintojo aspektu. Ezoterinė reikšmė, būtent pagal Todd Taro, atitinka taurių 7. Iš tikrųjų, ir Raiderio Vaito man kažkas susijęo su tais taurių 7. Būtent šita korta atstovauja Venerą Skorpione. Pati korta rodo, aš įdėjau ten šitą kortą, atrodo. Fiksuoto vandens ženklas Skorpionas, nu, vat, jeigu taip kalbant, ar ne, apie energetinę tą struktūrą, architektūrą, tai vat, yra Venera ir fiksuota, ar ne, ir druska, ir vanduo. Tai va čia Skorpionas, ar ne, fiksuotas vanduo yra Skorpionas, ir Skorpionas yra reprodukcinės būtent sistemos valdovas, ir būtent ta vat sąsaja tiesioginė yra per tai su avieta. Ir vat korta 6 lotusai, lašantis, kabantis žemyn 6 taurių. Pati korta reiškia malonumą, tarp kitko ir Raiderio Raido korta, šita irgi reiškia malonumą ir gėrį. Ir būtent Toto kortose rodo, kad skysčiai laša, ar ne, teka, prateka tarsi tie skysčiai, bet irgi tokia graži sąsaja, tokius drumstus vandenis. Ir iš tikrųjų šita korta simbolizuoja emocinio disbalanso būseną, kurią skatina noras išvengti, pabėgti per didelį mėgavimąsi malonumais ir kraštutiniu atveju priklausomybės iki tokio nesveiko lygio, ne? Ir čia vat man kažkaip labai surezonavo avietė, nėra labai daug literatūros, reikia daug darbo su ta avietė, ne, bandyti tiesiog praktikoje, ar būtent šitokiam psichologiniam paveikslui avietė galėtų būti naudinga, nes kaip Bacho gilių esencijos irgi nėra informacijos apie tai, neišbandytas augalas, bet vat per Taro, ar ne, mes galime apčiuopti tokį, kad tas va toks emocinis noras pabėgti ir vat kadangi avietiniai kūne, ne fiziniam kūne sulaiko, tarsi struktūruoja, tarsi bando tai, kas ne vietoje, ar ne, ir per daug atsipalaidavę, per daug nori tekėti ir ištekėti, jinai paima ir sugrąžina į vietą, sustruktūruoja, sutraukia. Ir iš tikrųjų, vat, tokios vat forma, ar ne, tokio noro, emocinio disbalanso, noro pabėgti. Sunkiausia forma yra priklausomybė, nesvarbu kokia, nes visos priklausomybės tai yra tiesiog bėgimas nuo savęs, bėgimas nuo skausmo, su kuriuo negalim susitaikyti, su kuriuo negalim
kurio negalim priimti. Bet pagrindas iš esmės yra emocinis nuolaidžiavimas. Tai, ką darome, kai jaučiamės blogai ir norim pabėgti. Vietoj to, kad išspręsti kažką, bet tiesiog bėgam nuo visko. Kad išvengtumėm blogos savijautos, tada kraštutiniu atveju pasineriam depresiją, neviltį, bet kokį neigiamą emocinę. Taip, tai iki tokio lygio, kai jau išteka iš mūsų viskas ir norisi kartu su savim traukiam viską žemyn, tą būseną emocinę tokia tarsi jinai viską neša žemyn, bet kartu žemyn mes traukiam ir savo aplinką, per visokias depresijas, per tokius pabėgimus, per priklausomybės įvairias, žemyn kartu su savim traukiam ir savo artimuosius, savo šeimą, tokia labai destrukcinė būsena. Crowley vadino šitą būseną išorinis spindesys ir vidinis sugėdimas. Tarsi iš vidaus mes bėgam, nesprendžiam ir gendam, o išoriškai linksminamės, tokį visiškai kraštutinį pabėgimą metame. Ir avietai labai akivaizdžiai, tai tinka per tą būtent suglebimą, tai čia psichologiniam emociniam modeliam, atitinka labai ir druskos elementas, tas ir vandens. Vanduo simbolizuoja irgi emocinių trūkumą ir jeigu trūksta žemės, tai tas vanduo liejasi, be ribų neturi iš esmės vanduo. O vanduo emocijos, tai va čia irgi taip labai gražiai susisieja viskas. O per tai, kad kai jau mes paleidžiam emocijas be ribų ir jeigu mes valdom, mes tada kenkiam kam? Savo santykiam, o santykius valdo Venera. Tai vat labai gražiai čia ta susisieja avietė šitoj vietoj. Ir man tikrai labai kažkaip surezonavo, nežinau kaip jums. Taip. Na ką. Turbūt apie avietę tiek, nežinau, kokios jūsų gal yra patirtis, draugaujant su aviete, kažkokie patyrimai. Kažkaip man labai daug džiugesio teikia. Ruošiantis apie avietę ir valgant tas uogienes, geriant tas arbatas, avietės ir kažkaip šiemet ganėtinai toks gražus ruduo, tai labai ilgai valgėm tas avietes čia pat save. Tai pasidalinkit, gal turit kažkokių įžvalgų ar klausimų. Sigita, aš jau čia negaliu irgi neįsikišti. Labai gerai. Žiūrėk, man tik, kiek tu šneki, galbūt, nes aš tiesiog negalėjau visiškai, prisijungti iki galo, įsijungti, žinai. Bet šiaip avietės mano žiniomis ir man jos visą laiką asociacija kėlė su salicilatais, nes būtent dėl salicilatų, dėl acetilsalicilo, kaip čia, aspirino žodžiu, kaip jis vadinasi, iš pamiršau staiga, jos būtent ir turi tą poveikį uždegimus mažinantį ir kraują skystinantį, bet kažkaip nelabai, kalbėjai, nes jis, būtent jos turi salicilo ir ta duoda tą tokį lapų, tokį aitrumą, sutraukiamumą ir kažkaip, man įdomu, kaip čia su šituo aspektu, kažkaip, Aš niekur neradau informacijos apie status uždegimą mažina fenoliai. Keista, reiks man pačiai pasidomi. Sutraukimo Gal Edita kažką gali irgi pridėti, nebeįdomu. Kažkaip tai net ir augalų enciklopedija buvo atsivertus apie salicilatus nieko. Nes man tai jos turi tą kraują skystinant, grinai kaip aspirino ir būtent aš kiek žinau, tos šakutės, būtent dėl to jų ir poveikis toks yra, kad jos turi salicilatų ir kad, nes aš, pavyzdžiui, man netgi kai migrena tokia biški grėsinti, tai man avietės kaip vaistai, nes, kai migrena būna irgi tas kraujas, ta prasme spaudimas nukritęs ir tokio reikia biški paskystinti, kad jisai bent jau vaikščiotų, cirkuliuotų. Ir aš tai buvau praktiškai įsitikinus ir uogienė kartais irgi padeda tokiu atveju, kai biški,
pravalo, nu ir kepenys, aišku, nes tas valomasis poveikis yra. Yra, uogos tikrai turi. Jo, tai va, Žiūrėk, tai tai labai faina, rūgštis. Edita, žiūrėk, kaip mes darom tyrimą, nu paieškom. Nu, Kaip čia yra tai va. Tikrai, Aš galbūt buvau ir visą nežinau, gyvenimą sakau, surandu įsitikinus, visą laiką, žinai, tai va, aš taip truputėlį galvoju, kad čia kažkas man Kodėl dar trūksta kažką. nepasakė, ne? Kažką man trūksta, jo. Nėra Bet šiaip tai viskas gerai. Ir va, tą, ką sakė apie tas kortas, tai nu, irgi ta Venera dygliuota, Venera skorpionė, jinai neharmoninga, jinai tokia perversinė, bet irgi kaip perteklius, kai neadekvatu kažko, kai per daug aistros, per daug emocijų, tai skorpioninės skorpionas, jis tas, apie kraštutinumus, apie ekstremumus, apie kažkokius tai visiškai, išbandymus, tokius ribinius kažkokius dalykus, tai čia ta meilė tokia, išsidraskanti ir tas perteklinis jo, tas 7 korta, jinai tokia, apgaulingos gerovės, apgaulingos gausos, kai atrodo viskas labai gerai, labai daug pažadų, bet dėja, kažkas tokio, jo, tai labai gražiai čia. Kažkaip labai gražiai susitėjo, žinai, kai viduje blogai, juk iš tikrųjų dauguma žmonių, taigi mes elgiamės viduje blogai, bet išorėje rodom, kad labai gerai. Kažkur atpalaiduoti reikia. Jo, kažkur reikia atpalaiduoti, ne? Priemonės, kurios galų gale gali ekstremaliai, jeigu nevaldant visiškai to daryti iki problemų. Gerai, reikės pasiieškoti, nes sakau, aš visą gyvenimą buvau įsitikinus, kad jos kaip aspirinas veikia. Salicilatai, jo. Gerai, super. Acetilsalicilas, aspirinas ir aš jau pamiršau, kaip čia vadinasi. Ranka dabar išnešusi, turėjau čia tą enciklopediją, bet kažkaip rūgštis tai tikrai yra. Dabar žiūriu. Bet būtent ten, kaip ir, pavyzdžiui, kaip ir gluosnių šakelėse, turi tą sutraukiamą ir duoda tą tokį sutraukiantį, tokį aštrų, ne aštrų, bet tą tokį nemalonų, tokį slidumą. Organinės rūgštys. Tebūnė. Reikia pasiieškoti. Gerai, žodžiu, pasitikti. Gerai. Prašau. Tai va, man avietės tai yra tas vaisius, kuris padeda išvengti migrenų ir to kraujo sutirštėjimo. Bet, čia mano tokia asmeninė, galbūt irgi. Bet labai gerai, iš tų asmeninių ir susideda, žinai, toliau tas augalų pažinimas. Tai tą, ką aš surandu ir tą, ką kiti žmonės suranda, tai tikrai nėra viskas apie tą augalą. Tai kiekviena patirtis yra labai reikalinga. O tarp kitko, uogas aš paskutinę susirinkau, ne kur dabar buvo, ne šį savaitgalį, bet tai jau dar prieš tai, dabar galvoju savaitgalį. Jau tas laikas taip greit prabėgo, nebespėjau susivokti. Bet taigi visiškai neseniai dar pasavaikščiau. Čia buvo lapkričio 13 dieną, aš dar vaikščiau basa. Tai va, tu tada buvai, man atrodo, 6 dieną, o aš dar vieną savaitę. Tiesiog, kai judi bėgi, tai labai smagu tą turėti, tokį biškį tonusą, žinai. Ir tada vietę susirinkau paskutinės ir dar, kur buvo gražių, žinai, ugliukų naujų ir su naujom užmėgstom uogom, kurios dar neprinokė, susirinkau, nes galvoju vis tiek šalnos, tai prisidžiovinau pilną krepšį. Tai va. Aišku, jos netokios veiksmingos, kai jau visiškai, žinai, rudens pabaigoj, bet galvoju vis tiek turėtų būti veiksmingos, arbatą galų gale. Tai va. Kaip kitų patirtis, merginos, kas klausot, kas kaip Ieva. Tai aš prie tyrimo gal prisijungsiu, nes irgi užkabino, kad apie stiebus beveik nieko nėra. Tai sakiau, reikia irgi pasižiūrėti, nes, iš tikrųjų, tai nuo seno pas mus naudojama, tai man taip keista. Reikia Rusijos kraštą patirinėti, kaip jie naudoja.
Šiaip tai aš žinau, nu aš Aha. turiu, žodžiu, giminaitę netiesioginiai, bet vis tiek iš Dzūkijos, tai jie ten visi ištisai, būtent irgi va tos rudeninius stiebelius, netgi, nu, va specialiai renka Taip, o arba pati net Ieva kaip iš Dzūkijos tikrai ir iš sakė, kitur. ne, šiaip tai pagal kraują žemaitę, bet gimus jau Vilniuje. Aišku, nes man tai irgi stiebeliai, tai vienas iš tokių žinomesnių dalykų. Nu, Ir tikrai. būdavo, netgi nueidavo, nulauždavo, Nu, tiesiog žiemą, kaip sakant, iš po sniego Nu, ir verda tą arbatą. Nu. Tai man tas toks vat, labai, mhm. labai įdomu. Tai vat šitas vienas momentas, jo, o vaikai mano tai labai geria aviečių uogienės arbatą, tik pradėjus kosėt. Mhm. Visada jau irgi, nu čia taip paprastesnis variantas, bet irgi veikia. Tai va su šituo, o šiaip dar, čia biški porai minučių buvau atsijungus, negirdėjau ar kalbėjot, bet esu ragavus ir iš tikrųjų labai norėjau šiemet pasidaryti, bet, nu, rankos nepriejo fermentuotą lapų arbatą. Mhm. Pafermentuoti aviečių lapus ir pasidžiovinti ir tokią va arbatą. Tai tikrai jas skanu daro. labai. Jo, jas Mhm. daro ir obelų, ir, nu, vat jos gi giminingos, ir škėtiniai visi, ir serbentų, ir po to, nu, palauk, ir každa, ir braškių, braškių žemuogių lapus lygiai taip pat irgi daro. Žemuogių, jo, Jo, ir va, braškių ir ten galima, ir jeigu- pamiksuoji ir su gauromečiu ten kokio ar Jo, kažką, jo. tai vat irgi labai faina. Ir dar vieną, kur irgi esu skaičius literatūroje, kažkada bandžiau nusipirkti, bet tam nelabai panaudojau, tai kad aviečių kauliuko aliejus turi neblogą šitą SPF faktorių apsauginį. Tai Mhm. irgi toks vat. Šiaip taigi yra pirkti aviečių kauliukų. Jo, yra, Kvapų tai- namuose, man atrodo, buvo. Taip, O šitą taip, dar tai kažkada prisiminiau. nusipirkau, bet vasarą nesideginau ir niekur nejau. Tai. Aš prisiminiau dar mano bobutę, ką, nu, man mama pasakojo, kaip darydavo, tai kai būdavo avietės, pririnkdavo į butelį, užpildavo cukrum ir dėdavo ant saulės ir darydavo sirupą, bet vat būtent taip. Dabar bet aš prisimenu, man atrodo, Sigita, aš tada dalinausi, čia tas pirmas buvo seminaras, tas toks tai apie būdus vaistažolių ten ir taip toliau. Tai va tada dalinausi, aš dabar tiksliai neprisimenu, čia jau reikia vėl mamos klausti, kaip ten darydavo mano babutė, bet va tą sirupą, nu, kaip irgi po to, kaip vaistus naudodavo žiemą. Bet irgi užpildavo, sakau, cukrum ir laikyti. Natūralus šilumos šaltinis ir tai nėra, neužkaitina, tai Jo. Mhm. įdomu. Nu, žinai, kaip daro fitolius, tai aš manau, kad ir čia, Nu. klausimas ar ne. Bet man atrodo, kad ten saulės tiesiai dėdavo, bet saulė gal jinai pakrauna kažkuria prasme, jeigu, nu, žinai, nealiejus čiagi, čia eina, nu, cukrus ir kažkas, nes aš žinau, kad ir vandenį, jeigu laikant ant saulės, jis pasikrauna kažkaip, aš taip, nu, tai va čia, nes aliejaus tai, nu, negali, nes jisai sukirpsta, o šitą, uogą. Nu. Aha, stringi, žinok, šitą Sigita. Nu, žodžiu, nežinau, technologijos neklauso. Tai tikiuosi tik tai, kad įrašas bus geras ir galėsit paskui persižiūrėti, kada bus patogu ir lengva pasižiūrėti. Tai, nu ką, ačiū labai, kad dalyvavot, ačiū, kad palaikėt ir ką, laukiu labai šeštadienį visų, nedaug dar užsiregistravusių, bet dar vis gaunu kokią žinutę, tai labai džiaugiuosi. Tai, žodžiu, laukiu visų šeštadienį, parašysiu dar laišką apie atvažiavimą, važiuosit ir kaip ir ką. Susitinkam, pasibūsim, pasiragausim, pasikalbėsim, patirsim, kas ką žinom, kažką, žodžiu, prisipildysim vieną kitą ir pasitarsim, kaip čia toliau važiuosim. Ačiū, Sigita, o susitikimą pakartosit kada, nes šį savaitgalį niekaip. Žinokit, Taip norėjau. man dabar labai yra nusvirę rankos, nes aš nuo rugsėjo bandžiau daryti tos 2 mokymus ir man nesusirinko visiškai žmonės. Tai aš dabar tokiam, žinokit, esu tarpiniam variante, ką čia daryti. Ar čia nebedaryti, ar kaip daryti. Tai nežinau, žiūrėsiu, pajausiu, ta prasme, bet jeigu yra poreikis,
tada sakykit ir susirenkam. Aš labai myliu tos dalykus, tai tikrai jokių problemų. Vasara tai Čia, ypatingai. Sigita, aš gal pasakysiu turbūt taip, kad dabar tas tamsus laikas prasidėjęs ir visiems gal toks bėgimas ir visa kita, tai čia kaip iš to multiko, rytas už vakarą protingesnis. Tai žinai, kai pradės šviesėti, tai pradės šviesėti visur. Viską suprantu, kad iš tikrųjų žmonės tikrai nėra lengvas laikotarpis. Ir visi faktoriai susideda ir man ir draugė sako, taigi lapkritis, tai ko tu nori. Tai aš viską suprantu, kad yra ir sausas metas, ir aš lygiai taip pat ir viskas čia yra gerai. Aš šiandien dėl to, kad skundžiuosi, bet dėl to, kad dabar tokiam, nežinau, kaip čia toliau, ar ne, tai laukiau, galbūt ateis kažkoks įkvėpimas, kažkoks pajautimas ir tada žiūrėsim, kas toliau. Ką toliau veiksim ir kaip toliau važiuosim. Tai žodžiu, laukiu šeštadienį, kas gali, kas negali, kitą kartą, niekur nedingstam, neišgaruojam, neišvažiuojam, esam toj pačioj Lietuvoje, tai manau, kad pasimatysim. Tai dar vis tiek gruodžio mėnesį tikrai bus dar paskutinė paskaita, tai tikrai pasimatysim. Manau, kad kažkur ties viduriu jau į galą netempsim, nes ten išvis šventinis kalbas ir nučiuoš viskas dar toliau ir dar greičiau. Sigita, aš planuoju būti, tikiuosi, pavyks. Aš nežinau, ar aš rašiau ar nerašiau, bet... Jo, užsiregistravai pati pirma, tai... Aš irgi, jeigu ne force majorai, tai tikiuosi. Jo, labai laukiu, žodžiu, bus labai smagu. O Ieva gal kartu, nors bendrai nelabai turbūt, o galim beveik važiuoti, aš taip galvoju. Galėtumėm, čia gal susirašysim. Bet aš nežinau, kaip ten su šeimyna dar reiks pagalvoti, gerai. Tai pasitarkit, ir aš dar pakalbinsiu, gal Viktorija galės šitą, tai 3 iš Vilniaus. Gerai, jo, Gerai? pagalvosim. Tai labai ačiū. Ir iki gruodžio ir iki matymo. Ačiū. Iki.